Maisto papildas Biosil – kolageno susidarimui, plaukų grožiui ir brandžios moters grožiui palaikyti. Maisto papildo Biosil ieškokite vaistinėse ir go-smartway.lt. Kada reikia ateiti pas planuotoją, kad turėti laiko tom vestuvėm pasiruošti? Tai reiktų nusimatyti, pradėti planuotis vestuves metai prieš arba pusantrų, tarkim. Tokį ABC, kas turėtų būti jūsų delninukėje, ar ne? Kaip dažnai pamiršta žmonės žiedus vestuvinius. Tai tu atsarginius turi? Aš turiu savo vestuvinį žiedą ir dar vyro visada pasiemu. Maža kas galbūt neras, ar ne, tai jūs be žiedo tuoktis negalit. Ar keičiasi mados, nes tikrai anksčiau mobilių barų turbūt ir nebūdavo. Pridėtinė vertė mobilaus baro, kadangi svečiai, kai atvažiuoja, jie kažko tai laukia dažniausiai jaunųjų ir turi kuo užsiimti, tai šnekučiuojasi, ragauja kokteilius, jiems tokia atrakcija. Tai labai smagu, kad šiandien turim svečių ir ne vieną, nes įprastai pas mus po vieną sėdė, o šiandien net ir du. Tai yra vestuvių planuotoja Brigita ir dažnas partneris, kaip išsiaiškinom, ar ne, kad kartu dalyvaujate vestuvėse, tai mobilaus baro savininkas ir darbuotojas ir kaip dar ten. Žodžiu, viskas nuo A iki Z, kas liečia mobilų į barą, tai Marius. Tai labai džiugu, kad pas mus atėjot ir mums padėsite įsiaiškinti tam tikrus niuansus, kurie yra tikrai labai, labai svarbus. Ir norėčiau pradėti tai iš pradžių nuo Brigitos. Sveiki. Brigita, kas yra vestuvių planuotoja? Paaiškink tu man ir dabar kitiems žmonėms, kurie mus žiūri, ir kuo vestuvių planuotoja realiai skiriasi nuo koordinatorės? Kas tai profesija, kokia tavo yra? Šiaip labai geras klausimas, nes jaunieji dažnai pasimeta ir nenuostabu, ar ne? Mes šitą šventę planuojame vieną kartą gyvenime ir norime, kad ji būtų tobula. Tai mums yra labai sunku nepasimesti toje gausoje pasiūlymų ir suprasti, kas nuo ko skiriasi, nes atrodo ir planuotoja, ir koordinuotoja labai panašiai skamba ir kartais labai sunku suprasti skirtumus. Ypatingai, kai dažna vestuvių planuotoja būna ir koordinuotoja. Tai galbūt pats pagrindinis skirtumas, kuris skiriasi, tai pradėsiu galbūt nuo vestuvių planuotojas. Ji yra jūsų vestuvių geriausia draugė. Kitaip tariant, ji yra tas žmogus, į kurį galite remtis kaip į geriausią draugą, kuris išklausys jūs ir jūsų poreikius, jūsų biudžetą, jūsų žmonių skaičių ir visus tuos duomenis ir pateiks jį pasiūlymų kalba. Tai reiškia, kad ji išklausys pirmiausia apie jūsų šventės viziją, apie jūsų nuotaiką, apie jūsų santykį, ar ne, tiek su šeima, tiek su visais kitais. Ir pasižiūrės, kaip tai gali paversti į vestuvių pasiūlymą, ar ne. Ir dažniausiai vestuvių planuotojams yra pats pagrindinis uždavinys, tai yra tilpti ir į numatytą biudžetą, ir į šventės pobūdį, ir į šventės laiką, ir viską išpildyti, tai kad jūsų šventės diena būtų tobula. Ir kas svarbiausia yra pasirūpinti, kad jums būtų kuo mažesnis galvos skausmas. Tai reiškia, kad neretai žmonės, kurie nori susituokti ar ne, jie pradeda planuotis ir pradeda žiūrėtis pasiūlymus vienoje ar kitoje platformoje, galbūt iš rekomendacijų principų ar ne. Ir jie tiek daug pasiūlymų gauna, tiek daug visi visko tiekia ir teikia, kad jie tiesiog pasimeta. Tai vestuvių planuotoja yra tas žmogus, kuris jum atrenka pagal jūsų norus ir pateikia keletą pasiūlymų, gali pateikti pliusus, minusus, gali pasakyti, ką reiktų keisti ar ne, galbūt, ar tai telpa jūsų biudžetą numatyta. Tai tas žmogus, kuris yra jūsų duomenų centras ir jūsų lentelė. Nepaslaptis, jeigu, pavyzdžiui, jaunieji mėgsta planuotis patys,
tai yra nuostabu. Viskas yra puiku ir be vestuvių planuotojas galima puikiai apseiti. Ypatingai jeigu dažniausiai moteris, ar ne, jeigu moteris mėgaujasi tuo procesu ir jai yra įdomu gilintis toliau pažinti, tai viskas su tuo yra okei. Bet aš neretu atveju siūlau ir labai stipriai rekomenduoju netgi patiems planuojantiems vestuves savo kreiptis į vestuvių planuotoją konsultacijai. Tiesiog, kad jinai sužiūrėtų, ką jūs esat pasirinkę iš tų tiekėjų, kad galbūt ko jums trūksta ar ne iš vestuvių tiekėjų, kad galbūt galėtų palyginti, pasižiūrėti, gal pasiūlyti kažkokius sprendimus. Neretai būna kai kurios klaidos, ar ne, kai kurie momentai, galbūt jaunieji pradėjo ne nuo to galo planuotis vestuves ir tuomet žiūri, kad netelpa į biudžetą. Tai vestuvių planuotoja konsultacijos metu gali tą padėti išspręsti, ar ne, nes galbūt kai kurios smulkmenos jos kainuoja nežmoniškai daug ir jos nebūtinai yra reikalingos būtent jūsų vestuvėms ir būtent šitai šventijai. Tuo tarpu vestuvių koordinuotoja yra žmogus, kuris yra jūsų taip pat geriausia draugė, tačiau būtent tą vestuvių dieną. Tai vestuvių dieną mes norime, kad viskas vyktų sklandžiai, kaip šveicariškas laikrodis, tiesiog minučių tikslumu. Bet mes esame visi žmonės ir be nenumatytų nesklandumų neapseina nei viena šventė. Ir vestuvių koordinatorė yra būtent tas žmogus, į kurį turi kreiptis ir į kurį gali kreiptis visi. Svečiai, šeima, tiekėjai, jaunieji ir visi kiti. Ir norint sumažinti tą galvos skausmą, ypatingai nuo vyrų, nuo moterų galvos, nuo jaunųjų galvos, tai vestuvių koordinatorė tuo pasirūpina dienos planu ir kad būtų viskas sklandžiai vyktų. Tai pasakysiu galbūt kaip pavyzdį ir keletą pavyzdžių ir čia iš tikrųjų labai surezonuoja žmonėm tuomet, kad įsivaizduokite, jeigu jūs esate vestuvių dieną ar ne prie bažnyčios ir jau laukite, kol jūs pakvies ar ne žengti tą prie altoriaus ir ištarti tą ilgai lauktą taip ar ne ir įsivaizduokite, jums skambina tėvai ir klausia, žinok, brangioji, aš nerandu, prie įvažiavimo nėra kur prisiparkuoti mašinos. Taip neturėtų būti. Jūs turite susiorientavę būti į tą būtent savo tą tobulą akimirką, savo tobulą dieną ir nekvaršinti savo galvos, kad mama ar uošvis ar uošvė ar ten močiutė ar dar kažkas, kad neranda įėjimo, kad galbūt vėluos, kad dar kažkas. Ta prasme, jūsų šventė turi būti apie jūs. Kitas pavyzdys, jeigu keliaujate fotografuotis ar ne, jau po vestuvių, žiedlapių niekas neatnešė. Išeinate iš vestuvių bažnyčios ir pamiršo kažkas žiedlapius. Dar vienas dalykas labai svarbus, įsivaizduokite, atėjote prie bažnyčios ir susisgraibo, kur yra žiedai. Žiedai pas tėtį, kišenėje. O tėtis pasimetęs iš to rūpesčio, visur cap, niekur nesigaudo, nežino, kur yra vestuvių žiedai. Tai aš manau... Tai koordinatorius realiai tą ir daro, kad visus sugaudyti ir visus nuo to streso nuimti ir pasakyti, nepamiršk, kad ten žiedus turi ar ten kažką tokio. Tai čia yra koordinatoriaus darbas. Mano kaip koordinatorės profesijoje per tą laiką, kurį teko koordinuoti vestuves, tai... Per praėjusius metus susitokė su mano vestuviniais žiedais 3 poros. Tai aš noriu tiesiog pažymėti, kaip su vestuviniais žiedais. Aš noriu pažymėti, ant kiek dažnas reikalas yra, kaip dažnai pamiršta žmonės žiedus vestuvinius. Tai tu atsarginius turi? Aš turiu savo vestuvinį žiedą ir dar vyro visada pasiimu ir ta prasme praktiškai visos koordinatorės pasiima ekstra žiedą, jeigu... maža kas galbūt neras, ar ne, to jūsų žiedo, tai jūs be žiedo tuoktis negalit, tai susituoksit su kitais, o paskui jau po visko, padarysim nuotraukas, kai rasim. Tai va. Čia dažnas atvejis yra. Kiek vestuvių bebuvę, man, pavyzdžiui, koordinatorius labai patinka iš tos pusės, pas tavo sesę, kai buvom
buvo pažįstama, bet ir jinai mūsų visus žinojo, kurios kambarius, nes ten į didelę sodybą atvažiavom ir Bet realiai žmogus bardakėlis tokį sutvarkė. Ir namų darbus turi būti, man atrodo, pasidaręs koordinatorius, bet kaip sako, kad pažįsta, tai taip, ten didžiąją dalį mūsų pažinojo, bet žinai, kuri močiutė, kuri ten kieno, kas kur yra, nežinau, bet ten ateina ir kai šaudo ir vardais vos, nu tai tada labai kažkaip profesionaliai atrodo šitoje vietoje. O tai jeigu pati esi kaip vestuvių planuotoja ir kartu koordinatoriai, dažnai taip? Taip, praktiškai visas vestuvės, kurias aš dvigubą planuoju, aš visas ir koordinuoju, bet būna jaunųjų, kurie planuojasi patys, tai labai dažnu atveju užsisako koordinatorė. Ir aš galbūt palyginimui pasakysiu, kad aš pati savo vestuvėse, būdama planuotoja, samdžiausi koordinatorę ir manau, kad tai yra nežmoniškai reikalingas dalykas. Jūs galite apsieiti be planuotojas ir tai viskas bus ok, bet nepataupykite pinigų tai šventės dienai, nekvaršinkit savo galvos, ta prasme, labai daug ką nuims, nes tikrai ne teta, ne geriausia draugė, ne dar kažkas turi žiūrėti ir spręsti šitos reikalus arba pasakoti, tarkim, nežinau, kad ir didžėjui, į kurią vietą jam reikia atsistoti ir pasidėti savo pultą. Taip, ir kur prailgintuvas. Nu, tikrai šventės dalyviai ir svečiai turi švęsti, o ne rūpintis tais techniniais dalykais. Na taip, aš tai matai, kaip pati organizavimo srityje esu dirbusi, tai man labai baisu yra pasitikėti kitais žmonėmis. Vis tiek aš matau tam, žinai, darbe kažką visur man įdomu patikrinti, pasižiūrėti. Tai yra daug dalykų, kur, žinai, ir pats ir dėliojasi, atrodo, tas pats kaip ir programa muzikinė, ten tarkim, kas bus. Tai aš žinau, kad man ateis, pavyzdžiui, planuotoja ir nepasiūlys, nes mes tame užaugę gyvenę ir čia yra jau normalu, žinai, kaip. Jau įaugę į kraują yra. Pas mus atskirai, bet aš, pavyzdžiui, kitiems žmonėms, kaip sakai, porelės, kas dėl planuotojas nežinau, bet koordinatė, aišku, 100% planuotojas irgi, tokių yra niuansų, nors ir mes susiję su to, vis tiek tu mums pasakysi, ką tikrai galima padaryti geriau. Pagalvokite apie tai ir ar kito dalyko, tai aš tikrai... O kartais ir nedaug tai reikia, čia keletas detalių. Bet tai smulkmenos tokios detalės ir kur praleidai ir gali pakeisti visą vestų eigą. Taip, dėl to labai rekomenduoju, net jeigu nesijimant planuotojas, tiesiog pasiimkit konsultaciją ir tai sutaupys labai tai super, daug mes laiko. Kaip šiandien ir apie tai kalbėsim, prasikonsultuosim viską. Mūsų laidos rėmėjas BioSil. Tai pasaulyje pripažintas, laiko patikrintas tarptautinis prekės ženklas. BioSil naudojama kolageno susidarimui, plaukų grožiui ir brandžios moters grožiui palaikyti. Nes realiai tai, man atrodo, dėl to labai svarbus dalykas, kad ir tiekėjus, būtent visus pasako, taip kaip ir su Marium kartu dirbta, ne? Tai aš kaip suprantu, Brigita siūlo Mariaus barą. Taip. Nes žmogus ateina, ką reikia, kad susituokti, turi būti balius, turi būti vedėjas, turi būti dainininkai, maisto ir gerti. Taip, gerti būtinai. Tai dabar apie dar tendencijas, gal bendrai tiesiog, kad pati pasakytum, ar keičiasi mados, nes tikrai anksčiau mobilių barų turbūt ir nebūdavo. Taip pat kaip ir ten maistas būdavo, kur, žinai, vištienos krūtinėliai daryta špinatais ir saulėj džiovintais pomidorais ir ten arba žuvis pasirinkime ir tada ten buteliai ant stalo sudėti. Dabar tai jau turbūt alternatyvų visur kitokių jų yra. Aš manau, kad apskritai lyginant Lietuvos vestuvių rinką ir pasiūlymą tiekėjus pačius, tai palyginus su tuo, kas buvo, tarkim, prieš 4-5 metus, ar ne, ir lyginant prieš 10 metų, tai čia turbūt būtų, nežinau, gal vyriškais palyginimais palyginsi, bet čia turbūt būtų kas lyginti Fiat Multipla, ar ne, ir, tarkim, Tesla, ar ne, tai mes iki to užaugom. Tai dar ne Rolls Royce'as, mes turim kur tobulėti, bet iš tikrųjų ta rinka, ta pasiūla ir ta kokybė paslaugų, jinai yra labai gerokai užaugusi ir mes tikrai turime aukštą paslaugų kokybę, ypatingai lyginant su kitom šalimis. Tai tokiom, net ir kaip Didžioji Britanija ir ta pati Vokietija, ta pati Latvija mūsų kaimynai yra. Tai mes Lenkijoje yra dar tokie
labai dideli skirtumai arba priklausomai, kur tu nuvyksi, arba ten bus Multipla, arba ten bus Rolls Royce'as, tai ten to viduriuko nėra, bet pas mus yra tas viduriukas ir ta paslaugų kokybė yra tikrai aukšta. Ir aš manau, kad mes jau išaugame galbūt iš to mąstymo, kad mums čia pigiau bus ir aš čia pilnais buteliais pats savo pasidarysiu kokteiliuką vietoj. Nu ne, mes nenorime dirbti, mes norime skanių kokteilių, mes jau matę ir viešbučių, mes matę ir to gero aptarnavimo, mes matę ir restoranų lygio ir mes norime to paties šventėse. Ir tas, nežinau, tie buteliai, jie nei estetiškai atrodo, nei ten susitaupo kažkas. Aš manau, Marius paantrins, kai perka jaunieji patys, nei gražiai atrodo, nei sutaupo laiko ir ta prasme labai daug išlaidų gaunasi. Tuo tarpu mobilus baras atrodo visada estetiškai, ir patys svečiai nepadaugina alkoholio, tai tas taip pat yra labai svarbu. Jo, mes čia dabar įsimušėm į tą mobilų barą kažkaip, bet iškart ir įdomu, tai Mariau, jūs papasako, kad gal tada kaip tai atrodo, ko iš to mobilaus baro tikėtis, ar tai kokteiliai, ar ten šotus pilstot, aš nežinau, kaip turi būti, bet realiai ta buitinė kalba, kad ir mes suprastumėm kaip jaunieji ir kiti žmonės, kaip tai atrodo ir ką jūs atsinešat su tuo baru savo. Į šventės vietą mes galim šventės vietoj tiksliau pasirūpinti nuo A iki Z visais gėrimais. Aišku, pagrindas yra kokteiliai, taip pat tie šotai, nealkoholiniai kokteiliai, kurie šiai dienai populiarėja. Galim stipriu alkoholiu pasirūpinti, vaisvandeniais, viskuo. Pridėtinė vertė mobilaus baro, kadangi svečiai, kai atvažiuoja, jie kažko tai laukia dažniausiai jaunųjų ir turi kuo užsiimti, tai šnekučiuojasi, ragauja kokteilius, jiems tokia atrakcija, dažniausiai baras kaip ir nemokamas, pavadinkim, bet nemokamas tai svečiams ir kai tu eini į miestą pats pašvęsti ar pasivaišinti, vis tiek kažkiek save riboji, o čia ateini, kokteilių yra pasirinkimas ir tu kokį nori gali užsisakyti kokteilį. Ir tada svečiai šiek tiek savęs nevaržo ir jiems tikrai smagu. Ir o komandoje kiek žmonių dirba, ar jūs dirbat pagal tai, kiek pas mus šventėje bus 80 suaugusiųjų grubiai? Pas jūs 80, tai dirbs 3 barmenai, šiaip nuo žmonių skaičiaus priklauso, bet standartiškai dirba 2 barmenai, ar 20 žmonių, ar ten 70. Jeigu didesnė kompanija prisijungia 3 barmenas, nes tiesiog kad suvaldyti srautus. Pačių komandų pradėjom nuo 1 mobilaus baro, šiai dienai galim aptarnauti per dieną 12 švenčių ar renginių. Aišku, priklausomai irgi, jeigu ten didesnė šventas, tai bus mažiau išvažiuos, nes tie barmenai pasidalina per kitus renginius. Bet tas maksimumas tai yra 12 švenčių, jeigu jos būtų, kaip dažniausiai standartinės vestuvės 40-50 žmonių, tai galim aptarnauti 12 švenčių. Tai tokios rizikos, kad jau ten vasaros sezonas ir negauti mobilaus baro, tai maža. Yra tos rizikos, nes jeigu būtent klientai nori mūsų ir mes užsakyti jau mes negalim, rinkoje yra kitų mobilių barų, yra kurie senai dirba, kurie trumpiau dirba. Aš visą laiką sakau klientams, bent jeigu nesirenkat mūsų, rinkitės tuos tiekėjus, kurie dirba rinkoje bent jau 5 metus, kadangi jau jie su ta rinka susipažinę, žino visus niuansus, vingrybės, nes būna dažnai, kad po švenčių iš kitų jaunųjų, ne mano, aš nuperku kažkokius gėrimus, dar kažką tai, kurio lieka, nes barmenai blogai paskaičiavo. Taip. Na, toj vietoj neturiu problemų, nuvažiuosiu ir galėsiu gražinti, žinau pas ką važiuoti. O dabar meniu. Ar yra baro meniu, kurį nes su šefu, ar ne, mes ten derinamės, kokius patiekalus gaus mūsų svečiai. O kaip yra su baru? Mes turim išplėstinį meniu, kuriame apie 70 pozicijų kokteilių, tame tarpe šotai, nealkoholiniai. Vakarui rekomenduojam turėti 6-8 pozicijas kokteilių, keletą šotų ir porą nealkoholinių. Na gerai, man įdomi šitą labai temą, pakalbam apie kokteilius. Nes, pavyzdžiui, Kol tu kalbėsi, aš gal galiu kavos pasiūlyti. Mes kažkaip jau pradėjome įsikalbėti ir Mariau, kavos. Gerai, išgersim. Brigita, kavos?
aišku, kadangi mūsų šventė, bet aš turiu galvoti ir apie svečius, tai vienas iš kokteilių, kas man labai patinka ir senai gaminau baruose, tai White Lady. Klasikinis džino kokteilis. Tenais džinas, kiaušinio baltymas, laimas, biški citrinos kontra. Turi tą? Neturim, bet būna to, ko neturim. Tiesiog bet meniu, tai va, bet jeigu klientas tai nori, pasako, mes įsitraukiam tam vakarui. Kartais super. būna, kai pavadinkim, kažko tai, irgi ne visus kokteilius įsitraukia ir pradeda prašyti, tai jis tada atsiranda išplėstinė meniu, kad trendins. Tai šitas lankstumas yra labai svarbu, kaip sakant, svarbus visiems. Nėra to, ko mes negalim padaryti, nebent neturėtum ingredientų Lietuvoje. Būna jaunieji sugalvoja, kad ten kažkokį kokteilį pavadina savo vardu, jaunosios vardu arba jaunikio. Aha. Ten daleiskim, nežinau, jaunikio mėgstamiausias Old Fashion, jeigu tai būtų jūsų vardu. Taip. O žmonos Sportstar Vladimiri. Bloody Mary. Ne, Bloody Mary dažniausiai būna uošvienės, tai Vladimiri. Jo. Tai galim pavadinti. Geras. Šito irgi nebuvau pagalvojęs, kad galime taip smagiai biški pažaisti. Ir dažniausiai jau tą vakarą tai visi ateina ir sako, man jaunikio kokteilį, jaunosios. Kokios dabar yra kokteilių tendencijos, populiarumai? Tai numeris 1 šiai dienai populiariausias kokteilis Sportstar Martini. 9 iš 10 švenčių, kur tas kokteilis yra, tai praktiškai 99 procentai. Populiarėja kokteiliai su džinu. Dabar irgi tokia banga ir tas, kaip anksčiau būdavo džinas baltas arba rožinis, tai dabar begalė džino rūšių su įvairiais poskoniais yra. Taip pat įvairių tonikų, kur gali sukurti miksuojant skirtingus kokteilius. Taip pat populiarėja gėrimai su prieskoniais, pavadinkim, tai grįžta tokie kaip tas pats romas su prieskoniais, kažkokiais žolelėm, dar kažko, ta pati degtinė būdavo vienos, pavadinkim, tradicinio skonio, tai dabar su anyžiais, kardamonų, kad barmenai galėtų pamiksuoti, bet dar nėra taip Lietuvoje įsivyravę, bet porą metų ir bus tas rinkoje. Kas šiais metais grįžta į rinką, tai likeris limoncello itališkas. Mes pernai turėjom 3 kokteilius meniu įsitraukę, šiemet turim 6. Tai ateina iš užsienio tas visos mados, pas mus šiek tiek vėluoja viskas, bet stengiamės pasivyt, važiuojam į parodą, žiūrim, kokios tendencijos, kai ko nenoriu pakol kas išduoti, pas jūs šventėje padarysim staigmeną. O man klausimas dar yra, nes kalbam apie kokteilius, kaip daugiau apie kokteilių barą, kad ten apie visas rūšis, o vynai, putojantys, visi dalykai, tai čia irgi yra jūsų atsakomybė. Kai priklauso nuo sodybos, visi gėrimai gali būti pas mus. Bet jeigu yra kokteilių baras, dažniausiai žmonės renkasi kokteilius, vynas baltas, minimaliai, raudono iš vis mažai išsipilsto, putojantis ir jeigu vyrai nori stipriau, tai viskis arba degtinė. Alus, kas būdavo populiaru, šiek tiek mažėja vartojimas, visą laiką siūlom, kad estetiškiau būtų klientams, alų buteliukais, nebe iš krano, nesipili žmogui, aišku, čia kitas dalykas ir finansai šiek tiek susitaupo, įpili bokalą pilną, nugėrė 2 gurkšnius padėjo svečias, o tą alaus buteliuką mažą išgėrė ir jie paliko. Jo, tikrai, dėl estetiškumo tikrai sutinku, negu tie keptos duonos stalas ir bačka alaus stovi. Taip, pasitikimą dar gali jo, tai Brigita irgi pakomentuoti, kaip matai iš visų, tarkim, vestuvių darytų, kur yra smagiausias tas pasitikimo stalas, koks jisai turėtų būti, ar jo gal net ir nereikia, gal yra kažkokių kitų alternatyvų, ką daryti, nebūtinai gerti ir valgyti prieš laukiant, jaunųjų. Šiaip labai geras klausimas, iš tikrųjų, ką norėčiau dar pridėti prie ankstesnės temos, kad mes jau labai keičiamės ir keičiasi turbūt ir mūsų mentalitetas, kad nebūtinai reikia
tik tais pagerti ir pavalgyti, ar ne, bet ir vis labiau populiarėja įvairios veiklos, kurios užima jaunuosius, svečius, atsiprašau, kol jie laukia jaunųjų. Tai būtent tas svečių užėmimas tuom ir neapseina tik tais mobiliu baru ar pasitikimo šampanu, ar ten užkandėlėmis, bet ir kartu prisideda tam tikros veiklos. Tai tarkim, galėčiau pavardinti kaip kryžiažodžiai apie jaunuosius, apie jaunųjų šeimą, kaip jie susipažino, kaip jie susitiko. Žaidimai įvairūs. Tie žaidimai nebūtinai gali būti apie jaunuosius, bet ir tarkim, didelio dydžio janga, ar ne, arba ten, tarkim, maišelio kapšai, kurie yra pririšti prie vestuvių temos, ar ne, kad metame didžiulį laimės pinigų maišą, ar ne, ir turime pataikyti į skylutę ir ten skaičiuojasi taškai. Taip pat, jeigu šventės yra su vaikais, na, vyresnėme amžiuje ypatingai neapseiname jau, visi vaikų turi, tai yra ir animatoriai, ar ne, vis labiau populiarėja jų rolė ir animatoriai yra atsakingi už tai, kad vaikai neitų pas savo tėvus šventės metu. Tai reiškia, jie visiškai nutraukia ir nutempia nuo svečių visą atsakomybę apie savo vaikus. Tai ateina svečiai ir gali mėgautis ir rūpintis tiesiog šventę ir mėgautis to pačiu procesu ir mėgautis to vakaro. Lygiai taip pat labai populiarėja vežimėliai pilni maisto užkandžių, kuriuos gali pasidaryti žmonės patys. Tai tie maisto vežimėliai, tai galėčiau pasakyti, tarkim, ledų vežimėlis, ar ne, kur gali jums norimus ledus sukrauti. Taip pat prie susodinimo stalų, ar ne, yra jau daromos tokios arkos, ar ne, kur ten galima išsitraukti, tarkim, akinius nuo saulės ir ten pamatyti, kur yra susėdimas, ar ne. Taip pat iš tokių kaip pavyzdžių, labai tokių išskirtinesnių, ar ne, galima ten, tarkim, ant tos pačios fotosenelės pririšti daug kaspiniukų arba padaryti jūsų, tarkim, bendrą nuotrauką, ar ne, ir ją susmulkinti į labai daug mažų karpinių ir ten parašyti kiekvieno svečio vardą ir paėmus šitą nuotrauką, ar ne, nes tai susidaro jūsų didelį portretą, tai paėmus šitą nuotrauką su savo vardu, pamatomas stalo numeriukas. Toliau iš tų tokių užsiėmimų dar galima ne tik tais palinkėjimų knygą parašyti, kas jau yra, na, kaip ir pakankamai įprasta, ar ne, mums taip pat turiu paminėti ir fotoveidrodį, ar ne, tai jau turbūt nei viena šventė dažniausiai neapseina arba be muilinės, arba be fotoveidrodžio, kur laukiantys svečiai gali užpildyti, ar ne, palinkėjimus ir taip pat pasidaryti nuotraukas kartu. Galėčiau dar dalykų išvardinti. Aš labai džiaugiuosi, kad paskutinius metus mes jau nebesivaikome tų tradicijų ir to, kas taip atrodo, kad įprasta yra, ką mačiau aš kitose vestuvėse, o mes kaip žmonės, galbūt mes ir ugdome savo klientus ir siūlome jiems labai platų pasirinkimą, ar ne, bet tuo pačiu metu mes ugdydami tuos klientus, mes teikiame jiems daugiau alternatyvų ir jaunieji labiau yra linkę žiūrėti ir eksperimentuoti su savo šventės vieta ir šventės laiku ir ypatingai tuo laiku, kuris yra skirtas svečiam. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, kad labai populiarėja, na, mes tobulėjame visi, ar ne, ir IT sektorius taip pat, tai labai populiarėja nuorodos, kur, tarkim, konkrečią nuorodą ar QR kodą nuskaičius, svečiai patys gali įkelti nuotraukas su šventės diena. Tai, tarkim, jūs jau tą pačią dieną... Šitą man jau reklamavo. Taip, jūs jau tą pačią dieną galite, tarkim, to QR kodą, tarkim, sekančią dieną, ar ne, norite paskelbti, kad jūs susituokėte. Ir dažniausiai fotografai nespėja taip greitai ir nesuretušuoti tos vienos nuotraukas ar ten keletą. Tai, tarkim, iš karto jūs galite išsirinkti iš svečių fotografuotų nuotraukų ir pasirinkti albumą, susidėlioti. Ir tie patys QR kodai yra jau stilizuoti taip, kad juos galima pastilizuoti kaip širdelės forma, žiedo forma ten ir taip toliau. Aš turiu netgi vieną pavyzdį. Taip, išsitrauksiu, galbūt aš nežinau, galbūt čia nepritrauks, bet tarkim, čia QR kodas yra širdelės formas. Okay.
geras. Jo, Nesimato ir- visiškai, man tai nepatinka tie QR kodai, Taip. bet šitas gražus. Bet jis palengvina dalį dėl to, kad ant to QR kodo mes galime užprogramuoti visą šventės eigą. Tai tarkim, jeigu jūs nuo pat pradžio ar ne su kvietimais išsiųstumėt QR kodą arba kvietimuose užprintintumėt QR kodą, tai tuomet galime užprogramuoti ir padaryti, kad tarkim, nuskenavus tą QR kodą būtų vaizdo klipas, tarkim, apie jūs arba trumpas pasveikinimas, šventės informacija su laikais ir vietomis, kada, kas, kaip. Ir tuomet pasirinkimais netgi karštų užkandžių arba galbūt vegetaras žmogus, ar nakvos, ar nenakvos. Ir visa šita informacija jau jums nereiktų rinkti ir klausinėti kiekvienam. Jūs atidarytumėte Exceliuką arba tam tikrą nuorodą ir pamatytumėte jau visą info būtų suvesta svečių. Patogus labai dalykas, jau skamba, tik tada man jau iš karto susiveda klausimas į tai, dabar, pavyzdžiui, kaip planuotoja, pasiūlė tiek skirtingų variantų, aišku, visus dar turi pasižiūrėti konsultacijos metu, nuspręsti ir dar nedaug dievė reikia suprogramuoti kažką. Tai kada reikia ateiti pas planuotoją, kad turėti laiko tom vestuvėm pasiruošti? Šiaip, jeigu norime be streso ar ne, daryti vestuves planuotis, nes iš esmės tai susiplanuoti mes vestuves galime ir aš turėjau per 2 savaitės, bet greičiausiai, bet nerekomenduoju to, nes stresas yra nežmoniškas, buvo vestuvės už mėnesio. Tai iš esmės, ta prasme, jau jaunieji rinkosi iš to, kas liko. Tai realiai iš trupinių. Ir ta prasme, jau turėjau susitaikyti su tuo, kad negaus galbūt šventės vietos tokios, kokios nori, nekoncertuos tie dainininkai, galbūt mobilus baras bus ne tas, galbūt ten, tarkim, n plus detalių, kur, tikrai neatitinka ar ne standarto ir galbūt negausi to, kad tu norėjai ir kaip tu įsivaizdavai ir tu turi susitaikyti su tuom. Bet jeigu mes norime viską gauti ar ne, arba daugiau mažiau gauti tai, ką mes įsivaizduojame ir norime vestuvių be streso, tai reiktų nusimatyti, pradėti planuotis vestuves metai prieš arba 1,5, tarkim. Ir čia nepriklauso nuo to, kaip greitai mes tas vestuves suplanuosim, nes tarkim, jeigu jaunieji yra orientuoti į tą greitį, tai mes greitai galime suplanuoti, bet aš labai dažnai jaučiu pagal jaunuosius ir mes apsitarėme jau pirmo susitikimo metu, kaip greitai jie nori planuotis, ar jie nori taip stresuoti ar nori apgalvoti kiekvieną pasirinkimą ir galbūt, kad jisai nugultų viduje ir kad jie jau taip priimtų kaip savą, kaip tikrai priimta garantuotai, ar ne? Tai kartais trunka tam pasirinkimui, ten, nežinau, kartais trunka 5 minutės, kartais trunka mėnuo, kartais net ir 3. Jeigu, tarkim, nepavyksta priimti bendrą sprendimą ir reikia išsidiskutuoti, tai taip, 1,5 metų yra pats optimaliausias laikas. Mes tiek laiko nepasilikom, bet mes ir taip, aš negalėčiau sėdėti 2 mėnesius galvoti, pavyzdžiui, man duotų į netą pasirinkimą šitą ir šitą, aš taip pasakau, viskas, man baigtas klausimas, nieko nebenoriu žinoti. Vyriškai, Nes vyrai kitaip žiūri. Taip. Vyrai gerokai kitaip. Jinai sako, man dar reikia pagalvoti ir po to turim grįžti prie tos temos, o aš jau 2 kartą nenoriu grįžti. O tai pas tave daugiau nuotakos ateina, tiesiog, kad konsultacijai ar aktyviai dalyvauja ir vyrai? Gal prisipažinsiu, tai ateina abu, visuomet patariu ateiti porai į pirmą susitikimą, ateiti bent jau pasižiūrėti, kas čia tokia planuos tas vestuves, bet taip tenka pripažinti, kad moteris gerokai yra tiesiog labiau suinteresuotos vestuvėm ir jos domisi labiau ir jos labiau yra suinteresuotos sprendimų pasirinkimu, o vyrai dažnai sako, man bus gerai, kaip tu nuspręsi, aš ir be to galiu išgyventi, tarkim, ypatingai, jeigu vyras nemėgsta fotografuotis ar filmuotis ar ne, ar ten, tarkim, jau mobilus baras, tai vyrų tema yra, ta prasme, kur jau jam įdomu, jau jisai sprendžia viską, bet jeigu tai yra susiję ten su nuotraukom, kai jisai nemėgsta fotografuotis, tai jam jokio skirtumo, ar ta prasme, ar vienas fotografas, ar kitas, jam dažniausiai skirtumo nesudaro. Žinau, kad dar atsinešiai kažką parodyti mums. Tai keletą dalykų, kuriuos aš atsinešiau. Čia tai yra vienas iš variantų, kaip pasiruošti neretai fotografuojama nuotokos rytą, ar ne, pasiruošimo fotografui ir ką reiktų
pasiruošti tiesiog iš savo detalių, nes dažnai fotografai fotografuoja iš detalių, kad tai būtų atsiminimas. Tai čia dar trūksta aukštakulnių, bet jis nebūtinai turi būti reikalingas, tai dažniausiai tai būna jūsų mėgstamų kvepalų buteliukas, tuomet jūsų kvietimai. Galiu parodyti, nes čia yra spausdinti su jūsų vardais. O, tai. Perduosiu. Taip pat yra. Matė? Taip. Ten be švenčių vietos nuorodos šitie kvietimai yra. Ir kaip ir minėjau, vienas su QR kodą yra čia kaip papildomas, nes iš esmės kvietimas turi diktuoti tik tais pačią pagrindinę informaciją, ar ne? Tai, kad mes kviečiame jūs į šventę, šventės laikas, data ir vieta, pačias pagrindinės santuokos ceremonija ir tuomet laikas ir vieta jūsų šventės. O paskui seka papildomos informacijos. Ir tuomet iš to susideda fotografui detalės. Tai tarkim gali būti ir jūsų tos pačios pakabos, tarkim, čia galima nuotakos suknelę ir nepakabinti čia jaunikio kostiumą, arba bent jau varlytę. Ir tarkim ant to ir dėliojasi šitos detalės, tarkim, kaip fotografuoti jauniesiam. Taip, galbūt. Aš biškai prisipažinsiu šitos tendencijos, kur fotografas eina į mano žmonos persirimo kambarį, kažkaip nelabai suprantu ir nepritariu. Žinai, ten būna išsivertusi ant lovos ir vyras dar negavo paliesto, jinai tenais jau viską visiems parodė. Aš nesuprantu ir nesuprasiu. Bet jeigu fotografijai moteris dar gali būti, tai gal tada kita. Man ne vienodai rodo, bet tai, žinai, mama, kas... Bet šiaip jeigu atvirai, tai šitos tendencijos, tuoj minutę galbūt aš taip nusuksiu, šitos tendencijos yra čia nuotraukas jums. Tai reiškia, kad nebūtinai reikia Facebooką mesti, ne? Jo, ir Facebooką mesti ir svečiams rodyti, ar ne? Šitos nuotraukos yra jums, yra akcentai, kurie susiję kartu su tiesiog jaukiais atsiminimais. Lygiai tas pats ir, tarkim, žiedų dėžutė, ar ne? Jinai yra nebūtina, bet, tarkim, tai yra akcentas, jeigu jūs jį naudosite. Jeigu tikrą akcentą pažiūrėjus, tai būtų tikriausiai bardakas kambarį, lovai viskas išmėtyta, nes tai šiaip būna surežisuota, tiesiog žiūri pro balkono langą ir užuolaidą, taip nebūna. Mes visi žinom, taip nebūna. Būna viskas išmėtyta, triusikus nerandi, bėgi. Taip, būna chaosas namuose. Aš taip sutinku, jeigu tik vaikai bėgioja, kažkas sudaužė kažką, nu ir... Taip. Tai jau taip fotografą įsileistum, jeigu tuos išmėtytus daiktus fotografuotum? Nereikia aš tau selfiukų atsiųsti. Šiaip ir dar tarp šitų pasiruošimo, tarkim, fotosesijų, jos, pasakysiu pagrindinį trendą, ar ne? Tai šitos rytinės pasiruošimo fotosesijos, jos populiarėja į vėlyvą į vakarą ir dabar yra trendų trendas, jau kaip jūs minėjote, ar ne, kad yra nefaina, jeigu, tarkim, ruošiamės namuose, kad kažkas yra atėjęs, ar ne, kad kažkas čia fotografuoja, nes tai atrodo per daug asmeniška, ar ne? Nes ateina į mano erdvę ir fotografuoja tas detalės. Tai vis labiau populiarėjo pasiruošimo rytai viešbučiuose, tai nuima labai didelį galvos skausmą, nes jau yra pasirūpinta pusryčiais ir dažniausiai jaunieji miega iš naktį, nu, ta prasme iš nakties. Ir tuomet pasiruošimo rytas vyksta viešbutyje ir tuomet jau visi reikalingi daiktai yra lagamine. Arba dar kitas variantas iš šitų nuotraukų ar ne pasiruošimo arba detalių nuotraukų, jos keliasi į vėlyvą vakarą ir tuomet pridedamas yra tortas arba ten tokias detalės kaip nuotakos koja su pačiu bateliu, ar ne, arba ten, tarkim, martinis espreso, arba kitas mėgiamas gėrimas, ar ne. Ir iš tokių detalių yra jau kuriama ne tik tais, kad paprasta nuotrauka apie detalės, bet tai yra emocinė nuotrauka, kuri jau diktuoja, kad buvo super geras vakarėlis, kad buvo žiauriai gera nuotaika, ar ne, kad buvo galbūt skanus maistas ir galbūt kokia austrė šalia, ar ne, bus su šampano
šampanu ir burbuliukais. Ir, na, tai čia yra tokia įvaizdinė fotosesija, kuri tiesiog iš atsiminimų, iš detalių gali pasakyti apie jūs, kaip tai vyko. Bet tai yra Šitas neprivaloma. Man patinka. Man tas jau bardakėlis, kaip parodo, gražiai nufotkintas bardakas yra realybė, tai yra gerai. Mano brolis iš tikrųjų su savo žmona, jie turėjo viešbutinį šitą variantą ir jie gražiai tai padarė, solidžiai. Labai gerai, man patinka, neseniai mačiau jų video ir žiauriai fainas, tai emocija sukelia, nors aš ten nebuvau, aišku, bet kad tik jokių nuogumų nereikia čia. Jokia nuoga peties. Čia pasirinkimas, žinai, kitiems labai seksualiai atrodo ta nuotaka, ten, žinai, tik tai su apatiniais dar sukneliais neužsidėjus ir jie nori tokių nuotraukų turėti. Tai čia, žinai, čia skonio reikalas. Mes to nenorim ir mums to nereikia. Tai vat yra visai kitokių būdų, kur galima pasidaryti tada ir taip tas fotosesijas. Taip, ir dar vienas aspektas, ką aš norėčiau dar būtinai parodyti, tai čia jau šituos galime patraukti. Ypatingai asmenim, kurie planuojasi tą šventės dieną patys, ar ne, ir jie kartais net ir pasirenka būti be koordinatorės, ar ne, ir turėti tiesiog vestuves tokias, kokias yra. Tai bet kokiu atveju, ar jūsų koordinatorė, ar be koordinatorės, aš norėčiau tokį ABC, kas turėtų būti jūsų delninukėje, ar ne, parodyti ir kas yra būtini daiktai, kuriuos turite tikrai pasiimti, galbūt ne apie viską pagalvojate. Bet čia jaunosios. Čia yra jaunosios, bet, na, pripažinkime, jaunosios ir jauna jį gelbėja dažnai, nes jaunasis juk nesinešioja savo rankinuką, tai viskas, kas yra rankinukė, tai yra abiejų iš tikrųjų. Tai galime pasižiūrėti, aš čia atidarysiu ir parodysiu ir tuomet galėsiu pakalbėti. Tai... Jau matau, čia labai logiškas. Jo, galbūt gal papasakosiu ir tuomet galėsiu parodyti. Tai pats pagrindas yra būtinai nepamirškite vestuvių dieną, pasiimti pleistriukus, nes tikrai jums pritrins avalynė, kurios dažniausiai jūs nedėvite. Tai ir vyram, ir moterim galioja lygiai tas pats, kuo daugiau pleistriukų ir būtų labai gerai, kad jie būtų ergonomiški. Man jau 40 grėsia, mano batai bus tie patys, kur gerai išnešioti, tai jie seni draugai. Tai man pleistrai negrėsia? Visiems rekomenduoju. Man tai reikės. Tuomet eina siuvimo reikmenis ir siuvimo reikmenyse aš dar įdedu visuomet mini mažą sagutę, mažą, kas galbūt kažkas iškris. Taip pat žiogelis yra tenais, taip pat siūlai. Siūlai būtinai ir balti, ir juodi, nes visko pasitaiko, būna ir jaunajam kažkas ten iškrenta, žinot, tai reikia sugrąžinti į vietą. Taip pat būtina yra pasirūpinti jaunosiam ir moteriam, tai yra makiažo servetėlės. Dėl to, kad šventės dieną mes daug visur lakstome, saulė šviečia į kaktą ar ne, ir jis susirebaluoja, tai jeigu neturite visažistės visą dieną, kas nėra tikrai būtina, tai labai rekomenduoju pasiimti makiažo servetėlės, jos sugeria tą papildomą drėgmę ir labai gražiai atrodot nuotraukose. Viską šviežia palieka. Taip pat labai svarbus aspektas yra nepamiršti dantų krapštukų, dėl to, kad mes kai norime ištarti tą lemtingą taip ar ne, norime, kad graži šypsena būtų, tai būtų guma arba galbūt ksilitolio kramtukas ar ne, kad tiesiog palaikytumėm tą gaivų kvapą. Taip pat dar vienas svarbus aspektas yra ir vaistai nuo galvos skausmo, dėl to, kad mes tą dieną, tą rytą tiek daug mąstome, tiek daug visko verda čia pas mus ir tas stresas būna, tai maža kas, jeigu dienos bėgyje įsiskaudėtų galvą, tai tikrai neturėtų sugadinti jums šventės dienos, tai yra labai reikalingas dalykas. Ir kitas pagrindinis, dar du pagrindiniai dalykai yra lūpų pieštukas moteriai ir kvepalų miniatiūra. Kodėl aš rekomenduoju pasiimti būtinai kvepalų miniatiūrą, nes man atrodo, kad tą dieną labai yra svarbu turėti savo kvapą, kuris primintų jums
po kiek laiko vestuvės, kad būtų taip, kad jūs net ir po daugelio metų pasikvėpinę tais kvepalais, prisimintumėt pagal kvapą ir tą jausmą ir sukiltų visos ir emocijos ir viską, kad tai būtų apie jūs diena tiesiog ir kad tai diktuotų net ir po daugelio metų keltų prisiminimus. Aš dar apie tuos vaistus galvoju, o baras nepasirūpino kitokiais vaistais, kad tilptų į tą delninukę. Nėra taip galime nebuvę. Sukurti, bet dažniausiai kartais būna grįžta jaunieji, jiems vis tiek duoda atsikvėpti prieš įeinant į salę ar ten į šventės vietą ir atbėga vedėjas 2 šotus ir nešam jauniesiam nuimti stresui. Šiek tiek, o vaistų, jeigu nepanaudosit iš vakaro, panaudot gali tekti ir kitą dieną tikruosius vaistus. O šitam dar tam pasitikimui būna tėvų dar pasitikimas, kur pasitinka su duona, druska? Labai retai, bent tiek, kiek mes dirbam, ta tradicija tikriausiai išeidinėja iš mados, bet jeigu ir būna, tai visą laiką pilam vandenį. Nors kai kurie tėvai arba net jaunieji pasako pilki degtinę, nevaidinkim to, kas... Taip, aš tai noriu viską atlikti, va tą dalyką, nes tai tėvams duoti kažkokį... Taip, aš paantrinsiu, iš tikrųjų labai svarbu ir neretai, ar ne, man tenka, kalbantis su jaunaisiais, paprašyti jų tėvų telefono numerio ir jie taip nustemba, kodėl. Dažnai ir aš sakau, aš noriu pakalbėti su jais, nes iš tikrųjų mes turim pripažinti, mūsų tėvai tą šventės dieną, ar ne, jaudinasi ne mažiau negu mes patys, negu mes jaunieji, ar ne. Ir tokiu atveju tai iš tėvų atimti tai, kas jiem atrodo nežmoniškai svarbu, kartais tos 5 minutės, kurių mes net neatsiminsime galbūt, jie paskui laikysis visą gyvenimą. Taip. Tai yra labai labai svarbu pasiklausti tėvų, ar jie nori pasitikti jaunuosius su duona ir druska ir ar nori jie daryti šeimos židinį. Ir dažniausiai tai būna, kad jaunieji sako, ne, jie tikrai nenori, bet iš tikrųjų paskambini tėvams ir jie sako, mes norim, mes padarysim. Tai jeigu mes svarstytumėm tai, kad jie tėvai bet kokiu atveju tai padarys, tai geriau tegul pasiruošia. Ir tegul geriau ir tėvai būna ramus, kad jie neįsiterpia ir kad jau vedėjas apie tai žino, ar ne. Ir tėvai tegul būna ramus, kad jiem nereikia paskutinę minutę organizuotis, ar ne, ten tos duonos gabaliukų, ten viską tegul pasiruošia gražiai, tegul jie išieško. Jie irgi jaučiasi tuomet įprasminę tą šventę, reikalingi, suprasti ir tai yra, manau, kad svarbi detalė. Aš, kadangi mes irgi mūsų vaikai dalyvaus, tai aš noriu, kad jie pamatytų, kad žinotų, kad mes irgi turėsim kažką daryti jų vestuvėse. Tradicijos jos yra vis tiek, tradicijos taip, ir gražu, ir seneliai juo labiau, kad būna, tai matys ir pas mus tą šventę, tai tas labai, labai fainai. Aš dar norėjau šiaip kaip konsultacijoje, tai vat ir pasiklausti. Mes vis pagalvojam, kad galbūt reikėtų tortą valgyti pradžioje šventės. Tai yra nuostabus sprendimas iš tikrųjų ir tai vis labiau populiarėja. Pradėkime nuo tiesiog elementarių sumetimų, ar ne? Nemaža dalis žmonių nevalgo nieko saldaus arba torto bent jau po 8 valandos. Ir tarkim, jiems šiek tiek skauda ar ne širdį, kad jie 12 valandą negali tuo tortu pasidžiaugti ir paskanauti jo, ar ne? Kartais būna kai kurios močiutės net ir anksčiau nueina, taip, ar ne? Taip, aš dėl to ir galvoju, taip, kad... Ir torto pjovimas pirmoji dienos pusėje dažniausiai būna po ceremonijos arba tik tais grįžus į šventės vietą, ar ne, tai populiarėja 2 variantai. Ir tai vis daugiau duoda racijos, vis daugiau duoda suvokimo, supratimo, kad tai yra the new normal, kad tai yra visiškai normalu, visiškai priimtina, labai gražu, dėl to, kad viskas matosi, ar ne, jau nėra tamsu. Visi dar apsirengia normaliai, neįsiplėšia. Nuotraukose jau viskas padoriai. Ir nuotraukose labai tvarkingai atrodo ir iš tikrųjų labai labai smagu, nes pagalvokite, jūs juk norite tą savo šventę, ar ne, švęsti patys dėl savęs, jūs nenorite jaustis įpareigoti, ar ne, tai kaip mes būdavom anksčiau įpratę, kad būtinai 12 valanda, tai būtinai šokis, o paskui tortas, o galbūt nenori žmonės įsireminti ir tai yra visiškai normalu ir labai gerai, kad jie tortą pasirenka pirmoji dienos pusėje.
O tada ragauti. kuo pabaigti šventę, nes aš vis galvojau, tai ferverkai, šampano bokštelį, gal dabar yra kažkas dar tokio netrasto, gal mums nežinomo, kas yra labai šiaip gražu. Šiaip, jeigu atvirai, tai yra labai daug skirtingų opcijų ir kodėl aš čia skatinu jaunuosius neprisirišti prie mūsų to įprasto, ar ne, to standartinio siužeto, kur aš pas kažką mačiau ten 3 vestuvėse iš eilės ir man tai atrodo, kad tai taip turi būti. Ne, turi būti taip, kaip jūs norite, kad būtų. Tai vestuvės yra apie jūs mokate pinigus, jūs užsakote muziką. Ir 12 valandos opcijos, kaip pasirinkimai papildomi yra, sakyčiau, kurie populiarėjantis, ar ne, tai yra azoto šautuvas, kur jaunieji su azoto šautuvais gali tiesiog purkšti, ar ne, dujas. Kitas variantas yra tarkim, tie patys šviečiantis tokie pagaliukai, su pagaliukais jie šoka, ar ne, šokio metu. Vienas iš variantų yra jaunųjų šokis, kitas iš variantų yra ledo skulptūros, yra taip pat desertų šou galų gale, pakankamai pamirštas dalykas, bet iš tikrųjų labai labai svarbus. Kitas dalykas yra mago pasirodymas, galbūt į azotą nerimas, taip pat yra mokslininkų pasirodymas, kur kaip mes per vieną garsą laidą ar ne, matome mokslinius bandymus ar ne, tai galima lygiai taip pat analogiškai padaryti tokį bandymą ar ne jūsų šventėje. Kitas variantas yra, kas labai populiarėja ir aš tikrai labai džiaugiuosi, tai net ir tie patys tautiniai šokiai, kas keistai nuskambėta, bet iš tikrųjų, kai jūs esate, kai visi svečiai yra puošniai apsirengę, tie tautiniai šokiai neatrodo taip labai prastai, ta prasme atrodo labai gražiai ir ypatingai tarptautinėse vestuvėse tai yra čia tokia vyšnė ant torto. Kitas dar variantas, nepaminėjau, kad ir prie laukiamajame taip pat, bet galima ir 12 valandos padaryti. Tai buteliuko gamyba, kvepalų buteliuko gamyba. Dar vienas iš variantų yra graviravimas. Tai tiesiog tų užsiėmimų yra sočiai ir fantazijos. Ne, kol kas dar ne. Jo, reikia tik fantazijos iš tikrųjų. Netgi glitter stationai yra, kur, tarkim, 12 valandą ar ne, iššauna, tarkim, konfeti ar ne, ir tuomet siūlo visiems ar ne pasidažyti ir pasidaryti glitterį, arba pasidaryti tatuiruotę drąsiems žmonėms. Tai yra net ir tokie variantai. Pakankamai įdomus yra, nebūtina su jais sutikti, galima sugalvoti ir savo, jeigu turite, kokių norų, nežinau. Tai čia laikas eksperimentuoti. Jau po Mariaus baro ne kažką būtų. Aš jau atsikelsiu su visų veidu išpaišytų. Dažnai su pasirinkimu ir A gali pridaryti kokiu. O Mariau, dar iš tavęs, ką tu patartum, kad mums patartume, ko jūsų neklausė, ką turėtų paklausti jaunieji? Gal klaidų kokių yra daromų dažnai? Dažniausiai daromos klaidos, kai imamas mobilus baras ir dar jaunieji prisiperka kalną alkoholio papildomai. Kadangi jie bijo, kad neužteks. Bet aš neplanuoju baigti. Antrą dieną, jeigu dar yra. Nesupustigi. Nesupus, bet vis tiek kartais. Finansiškai tai nekartą, man atrodo, po kažkokių vestuvių mes dar turėjom kokius metus, padėjom jaunikiams tai būna, kad prisiperka begalę alkoholio arba, kai mes atsiunčiam sąrašą, nuperka, pavadinkim, bet ką. Iš eilės ir net neklausia ir atvažiuoja į vietą ir tu paprasčiausiai neturi iš ko padaryti kokteilio tam tikro. Arba nes netoks ingredientas nupirktas. Nors tu užakcentuoji, kad būtent reikia to likerio ar tam tikro gėrimo. Taip, ir aš suprantu svarbę tame. Ką tik buvom į vieną gimtadienį, kur aš paruošiau baro šou ir sakiau tam žmogui, kad jisai žino, kas jisai toks. Sakiau, ledukų parūpink 5 maišus, normalių ledukų. Tai jisai paskambino į vietą ir sako, ne, tai jie turi ledukų aparatą. O tai Samsungo šaldytuvas, kuris baigėsi realiai per 30 minučių ir po to šiltus kokteilius visi, sniegą ten nešėm, kažką darėm.
Jo, Tai sukies iš padėties, bet yra kartais, negali pakeisti tam tikrų gėrimų niekuom ir tu nepadarysi Taip. kokteilio. Tai galima būti tada ramiems, o jeigu pasakėt, kad bus baras, tai nereikia mums pakampėse užsislėpti visur. Visą laiką turime rezervą, atsivežam, jeigu būtų nenumatyti atvejai, bet visą laiką vis tiek prieš vestuvės aš klausiau, kiek maždaug žmonių, ar ta kompanija jūsų mėgsta švęsti ar nemėgsta. Bet iš Dzūkijos hebra atvaro. Aišku, kartais visko būna iš tikro, kartais kaip jaunieji planuoja, kad švęs, linksminsis ir tą dieną kažkodėl minimaliai visi viską išgeria. Kaip aš sakau, nėra vienodų švenčių niekada, nors ir publika, ir svečiai, ir amžius tas pats. Vis tiek kažkas įtakoja, gal menulio fazę ar dar kažkas, kad tą dieną, vieną dieną penktadienį daug išgėrė, pavadinkim gėrimo ar alkoholio, šeštadienį tiek pat žmonių mažai išgėrė. Dar esminis klausimas, taurės ir visi tie dalykai, kas jos atveža, kas jos rūpinasi. Mes visko pasirūpinam. Tai nei vienos taurės nieko nereikia? Nieko nereikia. Mes visko pasirūpinam nuo A iki Z, užsakius mobilų barą, reiktų pasirūpinti jauniesiems tik tai finansais. Ir gerai, labai į ir temą mes jau čia atėjom. Taip. O kada traukia taurės iš rankų kitą dieną, kelintą valandą? Kada baigėsi programa? Šiaip standartinis darbo laikas iki 1 nakties, bet visą laiką yra galimybė prasitęsti, kiek jums reikia, arba kol yra gyvų svečių. Jeigu teisingai atliko darbą, turėtų būti jau 2 valandą ramu. Taip, vidurkis iki 2-3 prasitęsia, o retais atvejais tenka padirbėti ir iki 7 ryto. Visko čia su mumis tai gali ir būti. Bet tai galim tada paleisti barmeną jau ir sakyti, šiek palik mums ten gal kažką, Taip, mes galim palikti gėrimų, kiek ko reikia, pasako jaunieji arba jaunikis jaunoji ir barmenai palieka ir išvažiuoja ir atsiskaitimas vyksta kitą dieną. Atsiskaitimas? Taigi, Mariau, apie atsiskaitimą, apie finansinę dalį. Tai finansinė dalis startas nuo 700 eurų pačios paslaugos ir priklausomai kiek reikia barmenų, ta suma auga, kur reikia važiuoti. Ir taurių bet jūs skaičiuot pagal galvas? Ne, mes neskaičiuojam taurių, mes žinom, kiek jų atsivežam, aišku, jeigu jūs ten jas piktybiškai daužysite. Jeigu daugiau žmonių, tai daugiau taurių reikia pasiimti. Taip, bet ta taurių kaina nelabai įtakoja praktiškai žmogiškasis faktorius, kadangi reikia 3 barmeno arba 4, tai reikia jiems sumokėti atlyginimus, o taurės taip ar taip, jau aš jas turiu įsigijęs, nusipirkęs ir mes jas vežiojamas, kartais būna tokių švenčių, kad padaužo piktybiškai, tai tada apmokestinam jaunuosius, bet šiaip nepropaguojam to dalyko. Bet orientacinė, tarkim, žmonėms kaina, galit, ar jūs vis tiek paskaičiuot, kad jeigu ten 20 žmonių, tai jie tiek išgers ir tada tiek, nes jūs turbūt irgi susivežate alkoholį. 20 žmonių išger daugiau negu 50, bet šiaip standartinės vestuvės, jeigu apie 50 žmonių, su mūsų alkoholiu ir mūsų paslauga jauniesiams kainuotų apie 2000 eurų. Tai visiškai normalu. Visiškai normalu. O nebūna, kad paskui baigsis pas jūs kas nors ir reikės tašką važiuoti? Sakė, žmogus turi savo načniką. Turim sandėliuką, pavadinkim, tas sandėliukas yra mūsų automobilis, jeigu kažko trūksta, mes visą laiką turim rezervą populiariausių pozicijų gėrimų, kad jeigu atsitinka toks atvejis, kad atsineštume, o kitas dalykas, prieš šventę vis tiek klausi, ką jūsų kompanija mėgsta, nes kartais geria kokį nors specifinį gėrimą, kaip Jägermeisterį, ir gali jo pritrūkti, jeigu jaunieji neinformuoja. Tai Jägermeisteris bus tema. Nealkoholinius paminėkime būtinai. Būtinai apie nealkoholinius irgi. Vaikus negirdysim su nealkoholiniais, čia ne tas, mes vaikai užimti bus, kaip patarėt. Taip. O nealkoholinių yra kas negeria, kas nevartoja. Tai juos įsitraukti į meniu tiesiog reikėtų, kaip supratau. Kaip prie to 8 mokteiliai. Pradėjom, atsimenu, pirmąją meniu gal buvo 2 nealkoholiniai kokteiliai, šiai dienai turime 10 pozicijų. Ir manau, kad kitais metais šiek tiek dar dasidės, nes tendencijos yra, kad
nealkoholiniai gėrimai ir nealkoholiniai kokteiliai populiarėja. Brigitai, tada tas pats klausimas apie tą finansinę dalį, labai trumpai, kiek jaunieji turėtų pasiplanuoti, kiek išleisti vestuvių planuotojai ir koordinatoriai, ar tik tai koordinatoriai atskirai? Šiaip yra keletas skirtingų įverčių, tai vestuvių planavimo paslaugos kainuoja 2000 eurų, vestuvių koordinavimas kainuoja 500 eurų, jeigu tai yra neplanuotos vestuvės mano pačios. Jeigu tai yra apjungiama, tai kaina yra 2300, nes tikrai gerokai mažiau varga. Ir taip pat yra dekoravimo paslaugos, tai jos yra nuo 700 eurų. Jeigu yra sudėtingesnės arba didesnės vestuvės, tai tuomet nuo papildomos pagalbos skaičiuojamas įkainis yra, bet įkainiai tai nuo 700 eurų. Viskas aišku, visą likusią informaciją paliksim aprašyme apie jūs, kur rasti ir Mariaus mobilų barą, ir Brigitos paslaugas, ir nepamirškite duoti dovanų ir mes jau atsisveikinti turim. Tiksliai, čia jūsų komandai? Nuo mūsų šeimos, jūsų šeimai iš Vagulių šakočiai. Geras. Ačiū labai, kad atėjot. Ačiū. Ačiū Jums. Maisto papildas Biosil – kolageno susidarimui, plaukų grožiui ir brandžios moters grožiui palaikyti. Maisto papildo Biosil ieškokite vaistinėse ir gausmartway.lt.